Mokymosi labas mūsų tinklalaidės klausytojams, mokymosi labas ir tiems, kurie laukia šios tinklalaidės epizodo eteryje, ekrane, ausinukuose, jūsų garso imtuvuose, kompiuterio ekranuose, tinklalaidė Learning Hour, mokymosi pokalbiai su Gintaru Ignatavičiumi ir Andriumi Jarašiūnu. Esame tam, bičiuliai, kad skleistume įkvėpimą mokytis. Mokymosi labas, skraitinu savo bičiuliui Andriui. Andriau, mokymosi labas. Labas, Gintarai, sveikas gyvas, sveiki gyvi, žiūrintis, klausantis, ten prasukom ar viską ištisai, nuolatinai žiūrintis. Šiandien mes išeiname tiesioginį eterį ne tokiu tradiciniu laiku, o specialiai patikrinti, kiek jau bus tų laukiančių mūsų. Bet kokiu atveju žinom, kas jau laukia, tai jau sulaukia. Arba įrašą pažiūrės. Sveiki gyvi, labai įdomi tema. Labai įdomi tema, bent jau mums taip atrodo, kad labai įdomi tema šiandien. Tiesa, Gintarai? Andriau, tiesa, turbūt tema, kuria gyvename, ar ne? Ir šiandien tema mūsų mokymų trenerio kelias, tai kalbam apie tai, kągi mes vadiname mokymų treneriu, kuo jis skiriasi nuo mokytojo, koks tas mokymų trenerio kelias, kaip jo tampama, kokį tą kelią reikia nueiti, kad galima save vadinti mokymų treneriu, kokie yra požiūrė į tai, kokia ta kelionė. Tai pasidalinsime turbūt ir savo patirtimi, ir savo istorijomis, kaip tą kelią einame, ko mokomės, ko norime mokytis ir turbūt kaip padedame kitiems mokytis, nes mokymų trenerio misija turbūt padėti kitiems mokytis. Tai ne tik savo, bet ir kitiems. Tai čia toks dvigubas tikslas, ar ne, Andriau? Tai jeigu taip leistis į tą kelionę, kiek jau metų tu skaičiuoji savo mokymų trenerio kelią? Nedaug, aš sakyčiau, čia vos ne pradinukas, nuo 2007, tai kiek čia, žinai. Tai pradinukas, nuklausyk, tai pradinukai ten būna, kiek ten, 1-4 klasės, tai 10 metų, tai čia jau daugiau negu 10. Žinai, visi bandymai, kurie, čia mano nuomonė, visi bandymai, kurie yra tokie bandymai, mes gal šiek tiek vėliau, kai kalbėsime apie tas sąvokas, apie tas pareigybės, pavadinkim taip, tai yra vienas scenarius, nes gerai, kai žmonės kažką daro, pavadinkim taip, bet mano akim žiūrint, meistru vadintis gali tik tas, kas yra meistras. Žinai, tai kol jisai pirmuosius žingsnius žengia, tai jisai dar ne meistras. Jisai ten kelyje į tą meistriškumą, tai jis vienokiam arba kitokiam pradinuko lygyje, tai aš tikrai sutinku, jau tikrai nes ne pradinukus, jie tam tokie veteranai. Ir tik tiek, kad tie pirmieji keli metai, tai aš taip sakyčiau, jie daugiau bandymų yra ir ieškojimų, žinai, etapas, o toks jau visiškai aš taip sakyčiau, kad nuo kažkur tokių 2009, 2008 metų aš taip dėčiau, žinai, tai metus laiko buvo toks klausimas, žinai, tokio paieškose, kristalizavime savęs, o kažkur 2008-2009 mano startas būtų. Tai žinai, labai geras sutapimas, aš kažkaip skaičiuoju savo turbūt mokymų trenerio, na, jeigu taip tą praktinę dalį pradėti, aš turbūt nuo praktinės dalies atsispyriau, kai tapau vadovu, viduriniosios grandies vadovu, ir aš suvokiau, kad būdamas vadovu, tu esi ne tik vadovas, bet esi ir pavyzdys, esi ir įkvėpėjas, esi ir tas, kuris žingsnių priekyje turi būti, turi praėjęs būti algoritmą, pasižiūrėjęs, kas veikia, kas neveikia, kad galėtum su kitais dalintis, ne tik prašai kitų parodyti, bet ir pats stoji parodai, ar ne? Tai aš irgi panašiai, Andriau, nuo 2009, kai pradėjau dirbti viduriniosios grandies vadovų, suvokiau, kad būti tik vadovu yra siaura ir aš tada pradėjau ieškoti, o kasgi gali būti, reiškia, mano kompetencijos, kurios man leistų būti priekyje ir būti tuo lyderiu. Ir atsirado trenerystė taip mano gyvenime. Tai jau po to jau sekė visos kitos kelionės, kada jau, nežinau, tai yra tik pradžia turbūt, kaip tu sakai, pradinukai, nors kelią nuėję, bet kada galima save pavadinti tuo mokymų treneriu, tai čia turbūt ir šiandien laukia mūsų tokia įdomi diskusija. Tai mėly klausytojai, kurie esate Facebook Live formatu su mumis kartu šalia, tai komentaruose palikite savo klausimus, klauskite, domėkite, smalsaukite, nes su jumis ne vienas, o net 2. Ir panašiu laiku pradėję savo kelią praktikai, mes taip save pristatom, praktikai, kurie gilinamės į mokymąsi. Tai, Andriau, jeigu taip apibendrint tą definiciją, apibrėžti, ar ne,
ką vadina mokymų treneriu? Kas tas mokymų treneris, jeigu taip... Oi, koks geras klausimas. O žiūrėk, aš gal iš kitos pusės padarom šitaip. Reiškia, tokios profesijos, turbūt geras klausimas, reikėtų profesijų klasifikatorius įvers, pasižiūrėti, yra tokia profesija, kad toksai žmogus yra ir jis organizuoja mokymus, kelia mokymo tikslus, organizuoja mokymo aplinką, nustato besimokančiųjų motyvaciją mokytis, išpildo jų poreikius ir žino procesą, kaip mokosi, mes kalbame apie suaugusių mokymą ir neformalus mokymas jis yra. Taip, tai jis tam tikrus dalykus žino. Tokios kaip viena iš laisvųjų profesijų. Ir kai, jeigu pasižiūrėti mokesčių inspekcijai, ten tos klasifikatorius, tai būna papildomas neformalus mokymas. Tokio pasirinkimo, kad mokymų treneris nėra. Yra papildomas neformalus mokymas. Reiškia, ir tai tilpa labai daugas. Ir tai ir gerai, ir blogai, pavadinkim taip, gerai, nes laisvė, blogai, nes nėra tokio aiškumo. Ir tada mes turim, sėdim su tam dviesi ir kalbamės, kas yra tas mokymų treneris. Taip. Koks kelias iki to nueinama, tai aš pasidalysiu savo matymu ir tai nebūtinai yra vienintelis teisingas matymas, bet jisai skiriasi nuo dabar populiaraus tokio, irgi aplinkoje rinkoje, pavadinkim, tokios kelionės, tokios patirties, kaip tampama mokymų treneriu. Nes aš, žinai, kas yra mokymų treneris, kad vienas žmogaus gali paklausti, ką tu veiki. Ir jis gali sakyti, aš vedu mokymus ir tai yra veiksmažodis. Taip, vesti. O kitas žmogaus, vedu mokymus, mokau ten prieš laiką. Bet dažniausiai tai aš vedu mokymus. Arba dirbu su mokymais, sako žmogus. O kitas žmogus sakys, aš mokymų treneris. Arba aš verslo konsultantas, jis veikia verslo srityje, ne? Jeigu jis ne savivdojo verslo srityje, verslo konsultantas esu. Ir žiūrėk, kaip skiriasi. Aš esu ir identitetas, ir po juo yra veiksmažodžiai, kurie vedu mokymus, nustatau ten tą, kaip pavyzdys, poreikį, formuoju rinkos poreikį, nustatau grupės tikslus, ką jį nori išmokti ir taip toliau. O jeigu žmogus sako, iš karto aš vedu mokymus, tai mes darom prielaidą, aš tik tai darau prielaidą, kad jis dar neidentifikuoja save su mokymu treneriu, iš kažko trūksta. Reiškia, aš vedu mokymus, tai tarsi dirbu su kažkokiu turiniu, aš jį perteikiu, ar ne, tarsi toks vedu, kažkuo dalinuosi, ar ne? Ir populiaru tai vadinti lektorius. Teisingai. Dar vienas seminaro vedantysis arba lektorius, taip. Jeigu mes grįžtam prie šitos pozicijos, kas tai yra lektorius, tai aukštoj mokykloj, ne pagrindinis dėstytojas, pavadinkim taip, o tas jaunesnysis dėstytojas, tai yra pozicija aukštoj mokykloj. Tiek kolegijose, tiek universitetuose, akademijose yra lektoriaus pozicija. Ir aš esu kviestinis dėstytojas Kauno kolegijoje ir aš ten esu lektoriaus pareigose. Tai yra pedagoginės pareigos, pavadinkim taip. Pedagoginis laipsnis, čia geras klausimas, bet tai daugiau į pedagoginį momentą. Kai seminarą veda vedantysis, seminaro vedėjas, kaip andragogikos vadovėlė, kurį aš turiu, ir labai įdomus apibrėžimas, yra seminaro vedantysis. Taip, yra tokia savoka. Taip, vedantysis. Yra tokia savoka. Seminaro vedantysis, žinai. Ir tai nėra lektorius, nes autoriai rašydami tą vadovėlį žinojo, nes andragogam patys edukologijos specialistai rašė tą vadovėlį, tai jie nemaišė šitų savokų. Lektorius tai yra universiteto. Seminaro lektorius mums visuomeniai priimtinas pavadinimas yra. Tai seminaro vedantysis, anort to vadovėlio, arba taip kaip mes, arba rinkoje, teisingiau yra business trainer, verslo treneris, business treneris, mokymų treneris mes taip vadinam. Ir iki jo užeiti, iki to laiptelį užlipti, arba tokią kompetenciją turėti, tai šis reikia nueiti tam tikrą kelią. Ką mes turim dabar rinkoje, pavadinkim taip, visam pasaulyje taip yra, žmonės iš ko pasimokė, kažkas jiems gaunasi ir jie nusprendė pradėti mokyti kitus. Tai iki mokymų trenerių toli gražu, bet kad jie dirba su mokymais, kad jie veda mokymus, jau sutinku. Tai tada negali savęs vadinti mokymų treneriu, o sakai, kad aš tik vedu mokymus, negali savęs identifikuoti, ar ne? Tai
kada tada yra ta riba, kai tu jau gali save identifikuoti mokymų treneriu? Ot, čia tokia... Geras klausimas. Nei aš medžiosiu ir gaudysiu, nei tu turbūt medžiosi ir gaudysi. Turbūt, kad, Andriau, turbūt, kad taip. Bet aš turiu įrodymą tam tikrą, kas patvirtina mano kvalifikaciją, kad yra ant popieriaus, bet patvirtina, jog aš esu mokymų treneris, aš to mokiausi. Ir tada, aišku, natūralus klausimas, kokiam universitete tu moko. Nes mokymų trenerių juk neruošia jokie universitetai. Universitetai ruošia... Gal kažkas pasikeitė dabar, bet abejoju, nes ruošia andragogus. Taip, andragogika, taip, darbas su suaugusiaisiais, taip. Pedagogus, tai mokytojus, arba mokytojai, čia vaikais yra. Tai žiūrėk, tokios specializacijos kaip mokymų treneriai, kad būtų andragokai ir tų seminarų vedančiųjų paruošimas, aš nesusidūriau, bet gal dabar kažkas yra pasikeitę. Tai reiškia, kad mes rinkoje, ieškom aplinkoje, pačioje, kokie yra pasiūlymai, kaip galima įgyti tas kompetencijas, andragoginės kompetencijas, dirbti su grupėmis, su besimokančiais suaugusiais, žinai, kad būtų tas mokymų treneris. Ir aišku, užduotys mokymų trenerio, tikslai mokymų trenerio, ta profesija, galima taip pasakyti, aišku, net jau tuose mokymuose, kur tu pasirenki mokytis, angliškai tenasi trainer, arba mokymų trenerių kursas, jis paprastai būna aprašyta, ką tu išmoksi, ką tu darysi, koks yra tikslas, kokios krypties yra tas trainer, žinai, ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, gali būti, kad kaip pavyzdys, gali būti, kad tu esi kokių nors dėrybų treneris. Tai reiškia, tu mokysi mokyti kitus dėrėtis. Dėrybų ir pardavimų treneris. Tai reiškia, tu mokysi trainer kursas tavo buvo dėrybai ir pardavimas. Aišku, tie patys įgūdžiai ar tie patys įgūdžiai ir metodai, kaip dirbti su grupe, jie puikiai tinka nebūtinai tam turiniu ir tu gali turėti kitą temą, tai klientų aptarnavimą, streso valdymą, jeigu tu turi kvalifikaciją. Nes pagrindinė idėja tai yra dizainas, taip vadinamas seminaro arba kurso dizainas, kas ten įeina, kur ten pradžia, kur ten pabaiga ir taip toliau. Tai taip labai plačiai, bent jau man tokia... Bet čia, Andriau, ačiū tau, kad dalinies, labai smagu girdėti, nes aš pats dabar galvoju, taip, taisyklių nėra, requirements, tų reikalavimų kažkokių nėra, formaliai pareigybės ekonominės veiklos, EVRK, jeigu taip galima, toje veiklų klasifikacijoje nėra, toks tarsi laukas lyg ir andragogika, ne, lektorystė, ne, seminaro vedantysis, ne, tik tai dalis vaidmens, tai mokymų treneris, jeigu taip definicijos pačios ieškoti, tai yra asmuo, žmogus, kuris moko kitus mokytis, ar ne? Moko kitus mokytis. Nes, kaip tu pasakai, dėrybų, moko kitus dėrėtis, ar ne? Pats turi mokėti dėrėtis ir mokyti kitus dėrėtis. Tai čia irgi pats turi mokėti mokytis ir kad galėtum mokyti kitus mokytis. Ar aš ne per siaurai mąstau, mokymų trenerio? Jis bet kokiu atveju, tai čia eina kalba apie įgūdžių lavinimą. Taip. Mokymų, bent jau mano supratimu, mokymų treneris, jis moko arba padeda mokytis kitiems lavinti kažkokį tai įgūdį. Tai yra apie įgūdžius kažkokius, tai žinai, perdodam dėrybų įgūdžiai, pardavimų įgūdžiai, viešo kalbėjimo įgūdžiai, tai yra apie įgūdžius. Gali būti ten kokie nors motyvaciniai mokymai, ko mes irgi turim. Kur įgūdžių ten gal nėra jokio, bet ten, nes yra 3 mokymų tikslai. Taip. Vienas iš jų yra tikslų, kas gali būti, tai pasikeitęs požiūris. Tai reiškia apie nuostatas. Ten motyvaciniai tokie mokymai. Ar tai yra mokymų trenerio, žinai, darbas? Negaliu sakyti, kad ne, pavadinkim šitaip. Bet ten yra tikrai daug darbo su auditorijos įkvėpimas, uždegimas, įtraukimas, taip. Čia turbūt tas istorijų pasakojimas. Taip, viskas čia tinka ir paprastai tai būna kokie nors lyderystės treneriai. Taip. Bent jau toks pavadinimas. Ar jisai nėra mokymų treneris, negaliu pasakyti. Ar jisai yra mokymų treneris, irgi negaliu pasakyti. Žinok, negaliu pasakyti, Gintarai, man viduje toks mažas konfliktas, bet padarom šitai. Galbūt yra labiau pozicionavimas, kokiame lauke žmogus darbuojasi. O visa kita tai yra tiesiog trenerystė. Ir vienas, žinai,
labiau pozicionuoja savinoje veikloje, kitas pozicionuoja kitoje veikloje. Esminis klausimas yra toks, kai tu žiūri to žmogaus darbą, kaip jis veda mokymus, ar yra ten kokios nors pagrindinės 5 sudėtinės dalis to vadinamo mokymų turinio dizaino, vadinkim taip. Bandau kokius čia žodžius, kad lietuviškai skambėtų. Taip. Bet čia gerai, įdomi tema ir iš tikrųjų verta susimastyti. Gerai, mokymų treneris tai yra asmuo padedantis kitiems mokytis kažkokių tai įgūdžių. Aš sakyčiau, gal netgi ne tik įgūdžių, gebėjimų, bet turbūt net ir žiūrėčiau plačiau ir kompetencijų. Tai nes į kompetencijas įdėčiau ir vertybinę dalį, nes mokymų treneris mano galva tai ir pavyzdžio lyderystė čia jungiasi, kad tu jau praėjęs vienokį ar kitokį kelią, klausimas, grįžtant link tos definicijos, tai kad mokymų trenerio darbas turbūt yra ne tik su įgūdžiais, bet su kompetencijomis, tokia platesnė prasme, nes čia ir platesnis kontekstas. Turinys, aš suprantu, tai yra specializacija. Jeigu ten viešasis kalbėjimas, tai viešojo kalbėjimo specializacija, jeigu derybos, tai derybų specializacija, jeigu ten antai pardavimų specializacija ir panašiai, tai čia turbūt specializacijos, bet pats mokymų trenerio kelias prasideda nuo kvalifikacijos. Andriau paminėtas train the trainer. Ir tu praėjęs ne vieną train the trainer kelią, ir aš praėjęs ne vieną train the trainer kelią. Kada mes galim sakyti arba identifikuoti save, kai praeinu train the trainer kelią, oficialiai, formaliai mokymų treneris. Bet ar... Kvalifikacija įgyja, taip, kvalifikacija įgyja. Taip, bet ar praktikoje jau gali sakyti, kad esu mokymų treneris, kaip tu sakai, tavo pavyzdys labai gražus buvo mums iki prasidedant šitam pokalbį, šitai tinklalaidai, mes juk diskutavom ir anksčiau, kad tu pavyzdį labai gražų apie samurajus, ar ne, vedėjai tokią paralelę, kiek reikia nueiti valandų, kiek reikia lavinti tą trenerystės įgūdį, jeigu tai pavadinsim, arba kompetenciją, kad tu vadintum save vienokiu praktiku, tada treneriu, o gal tada meistrų, o gal tada meistrų rengėjų, tai reiškia mokymų trenerių rengėjų, tai čia tas trainer kelias irgi toks dėliojasi. Savotišką standartą galima čia vesti arba jo ieškoti, ar ne, kaip pavyzdys. Tai rinkoje pilna mokymų trenerių, nuėjau į vienus kursus, paklausiau turinio ir aš jau sakau, aš jau mokymų treneris. Ne. Super. Ir žinok, mes turim tokį variantą, o čia labai gerą momentą tu palėtei, nes tu gali perskaityti knygų, gali pažiūrėti video nusipirkęs, žinai, ten to turinio tikrai yra pakankamai, gali pasinėti kursus ir tai gaunasi kas, kad žmogus perpasakoja, tai yra perpasakojama tai, kas tau buvo papasakota. Tai nėra blogai. Tai irgi yra darbas auditorija, tai irgi yra kažkoks įgūdžių ar lavinimas, ar nuostatų keitimas, ar dar kažką. Klausimas, jeigu tą žmogų sustabdyti ir paklausti, šitas punktas, šitas tavo elgesys, arba šita užduotis, arba šita frazė, ką daro, kokia jos paskirtis. Čia esminis toks momentas, kad mano akim žiūrint, mokymų treneris, jis nieko nedaro be reikalų, pas jį viskas yra suplanuota, sužiūrėta, jis turi planą A ir šalia turi, kas jeigu. Tai tu yra pasiruošęs, vadinkim taip, nes neaišku, kaip grupės dinamika pasisuks, kas atsitiks ir taip toliau. Tai reiškia, kad jis visada žino, iki kokio tikslo keliauja, jeigu tai yra aiškus, formuotas užklausa, jis ne šiaip sau kažką veda. Ir žinai, kur reikia nueiti ir prie grupės greičio, prie grupės lygio jis gali prisiderinti, žinai, ir su ta grupė padaryti 1, 2, 3, 5, jeigu reikia pratimus ir taip toliau. Tai man atrodo, kad esminis skirtumas nuo to tokio pradedančiojo mokymų trenerio, kuris galbūt netgi ir turi pabaigęs kursą, žinai, šviežiai iškeptas trainer kurso absolventas, tai jo pradžioje greičiausiai vis dar sukels dažniau tokį klausimą, vardan ko visą tai. Šita užduotis, arba šita tema, arba kaip aš ją apskleidžiu, arba šita metafora tinkama šitai grupiai, šitam kontekstui. Jisai jo paklausus, jisai dar galėtų suabejoti. Meistras, jisai žino, ką daro, žinai, tikrai, jis lengviau, greičiau, paprasčiau pasiruošia mokymą, kalibruoja, ir aišku, lūkestis iš auditorijos jam jau yra atitinkamas, nes visi žino, kad čia atvažiavo meistras, jau jo klaidas pagalvoja. Taip. Tai jauni specialistai arba tie žmonės, kurie veda mokymus, mano įspūdis yra toks, kad jie perpasakoja tai, ką jie girdėjo, ką jie matė.
Aš už tai Gintarai ir sakau, kad mano pirmieji metai keli tai buvo tokie patys. Tai jeigu taip lyginti su kovos menais, tai baltas diržas, geltonas ir ten taip po truputėlį, kol užlipi iki juodo diržo. Tai aš tik, jeigu taip jau apie juodą diržą kalbėti, tai aš sakyčiau, kad prieš 12 metai, tai su pirmu, kai išlaikiau pirmą egzaminą trener, iki tol aš žaidžiau trenerystę, galėčiau galbūt pasakyti. Man gavosi, viskas ten tvarkoja, aš mokiausi šalia esančių kolegų, žinai, bet aš mokiausi, aš buvau asistentų. Tai reiškia, ne pagrindinis smuikas, o labiau asistentas. Gauni užduotį, eini pildai, paskui atsiskaitinėjai, turėjau supervizorių, mentorių, vadink kaip nori tą dalyką. Kitaip neišmoksi, tai tu turi būti asistento batose, kad matytum, kaip veda head traineris vadinamas, o tu jam asistuoji ir tokiu būdu jūs jau prieš pradedant sesiją aptarėt metodus, jis supažindina tave su tavo vaidmenimis, tu stebi jo darbą. Tai čia, ta, kad tu kalbi, man pažįstama, aš 11 metais baigiau Train the Trainer programą, vieną pirmąją, po to jau ten sekė kitos specializuotos, bet lygiai taip pačiai asistento batose, tada to prezentatoriaus, asistento, tada trenerio asistento ir tada jau to trenerio, kuris veda ir tada jau gauni grįžtamą ryšį, reiškia tavo kvalifikacija vertinama yra ir tu sertifikuojamas, reiškia to vadinamų trainer, kaip pavyzdys. Dar ne master trainer, tik tai pradinių trainer, kad tu jau supranti apie mokymąsi, supranti grupės dinamiką, supranti, kaip žmonės mokosi, supranti tą ne seminaro, o sesijos, čia tokios praktinės pratybos, sesijos praktikų, atsiranda tokios naujos sąvokos, eiga dinamika ir visus kitus dalykus. Tai aš girdžiu, Andriau, reikia kvalifikacijos, ar ne? Nu, mes turim ne tais diletantais būti, bet nuo to reikia pradėti, nuo kažkokį prasideda viskas. Mūsų kelias, va štai prasidėjo 12-11, tai yra kvalifikacijos, tas vadinamas kelias, kad tu turi suvokimą, know-how, mokymasi, tu jį supranti, kaip jo dėliojasi architektūra, bet aš kur link vedu, kvalifikacija kvalifikacijai, bet jeigu tu be praktikos, be tų sesijų, be valandų, čia kaip coachingo specialistai, Andriau, tau pažįstama, portfolio, reiškia tavo praktika, kiek, kad tas diržas būtų, reikia kažkokį kelią nueiti, tai reikia turbūt kažkiek grupių pratreniruoti, kažkiek žmonių sutikti, kažko išmokti, kažkokius specializaciją galų gale savo susirasti, o ne perpasakoti kitų patirties nuo vadovėlių ir neminint netgi šaltinių autorių, kas yra, sakyčiau, ne tai, kad neetiška, bet mokymo treneriui neprideda garbės, jeigu pasakoja apie kažkokį tai modelį, jeigu ne tu autorius ir nepridedi šaltinio autoriaus, nepasidžiaugi, kas jį sukūrė, nežinai prieš istorijas, tai mano galva dar silpna šitoj vietoj. Tai portfolio, Andriau, kiek tų portfolio valandų reikia surinkti? Vat, diržas turbūt ir yra kaip karate. Tu treniruojas nuo balto, ateini link geltono, tada aš esu tiek praėjęs karate, bet paskui toliau nebenuėjau. Reiškia, tai geltoną turėjau diržą ir pasibaigė mano treniruotės šito kovos meno. Kiek reikia valandų? Bet kas čia yra? Dabar žiūrėk, nu 11-12 metai, 10-11 metų tokiais, pažengusiais negalim savęs vadinti, bet jau šio to mačiusiais galim turbūt, ar negalim jau kalbėti. Turbūt ir tema ne šiaip, mes kalbam apie tai. Mums patiems svarbu turbūt kokybė. Tai kiek tų valandų reikėtų nueiti? Koks tas samurajaus kelias? Gal čia galim išvesti paralelę, Andriau? Aš nežinau, kiek reikia treneriui nueiti, bet jeigu taip kažkada senai buvo tokia metafora, kad 10 000 valandų, žinai, prabuvus, arba 10 metų, tu esi prabuvus, žinai, tai nežinau, ar tas skaičius tiktų dabar. Bet padarom gal taip, vėlgi, aš tokį mažą atskirimą, jeigu kalbėti apie portfolio, bent jau savoką portfolio, tai reiškia, kad žmogus pats kryptingose institucijose arba mokymuose to nesimoko, bet mokosi per patirtį. Pavyzdžiui, ateina ir sako, mano tokia pradžia ir buvo, kad aš turėjau vyresniuosius trenerius, iš kurių mokiausi. Buvau jų asistentas mokymuose, man duodavo kokią nors lengvesnę užduotį atlikti, pažiūrėk, kaip man tai gaunasi ir taip toliau. Iki mokymosi, trenerių mokymuose, mano patirtis buvo tokia. Ir tai būtų portfolio metodas, kai tu kažkam asistuoji, kai tu kažkokias tai perimi užduotis pats ir po truputėlį, žinai, niekas tavęs per daug neinauguruoja, taip jokios specialaus kurso tu nepraeini. Ir vieną dieną tu išeini vesti mokymus savarankiškai. Tai va, ir tokių valandų skaičių, kai turi kažkokį tai, tu paskui to pačiam jau kyla supratimas, o čia taip padaryti, čia taip padaryti, bet oficialiai
ką reiškia oficialiai, trainer kurso arba trenerių ruošimo kurso, tu niekad nelankai. Nežinai, kas ten vyksta, kas ten yra kalbama, kaip yra daroma. Tai portfolio kelias įmanomas ir toks. Čia būtų daugiau portfolio variantas. Kad tu kaupi patirtį, žinai, ir pripažįstamas tas tavo meistriškumas. Ir aš manau, kad pirmieji žmonės, kurie tai darė, taigi jūs niekas nesertifikavo. Taip, apie ką kalba? Apie ką kalba? Kaip būti pradininku, jeigu nėra standarto, ar ne? Pradininkas nustato standartus, ar kas? Ar vėliau atsiranda standartai? Tai čia momentas yra labai paprastas. Man bent jau taip atrodo, jeigu žmogus apie kažką kalba ir kažką moko kitus, tai esminis klausimas turbūt toks yra. Kai tu darai tą ir tą, ką tu nori to pasiekti. Papasakok, apie ką eina kalba, ir argumentuok. Ir jeigu tai yra ištempos nukabintas argumentas, tai yra viena. Jeigu žmogus turi patirtį, gali pagrįsti, mano matymas toks ir toks, remiuosi to ir to, tokiais pasiekimais, tokiais rezultatais, tada kažkom įrodo, kad jis įdeda pastangų tai vietoj, žinai. Šiaip sugalvojau, kad taip suveiks, o yra kažkoks tai jo gal know-how asmeninis, bet jisai taip patikrina. Tai toks būtų kelias. Ir negalėčiau aš pasakyti, kiek valandų reikia. Už tai, kad kai žmogus baigia kursą, trainer, jeigu tokio oficialesnė, jis prabūna ten skirtingos trukmės tas kursas yra, bet paprastai būna ne mažiau 10 dienų. Tikrai ne mažiau 10 dienų, ne mažiau 80 dienų. Ir daugiau netgi, ir daugiau, bet ne mažiau, gerai tu sakai, bet ne mažiau. Jo, tikrai, nes mažiau aš juo neteko susidurti, jeigu ten yra 4 dienų kažkoks, tai jis yra, kaip yra kvalifikacijos kelimas, yra priedas prie, arba tu gauni siaurą franšizinę tokią liniją, vesti mokymus, tik tai šita tema ir jie paprastai būna tu gauni visą instrukciją. Tai tu esi instruktorius. Dar vienas terminas. Kiek čia šiandien žiūriu terminų. Bet taip yra, aš esu susidūręs, kur yra tokios labai specializuotos programos, kur žmogus moka tik tai, jis jie apmoka. Vairavimo instruktorius yra tokia. Yra, aš nežinau, kaip jie yra ruošiami, kaip jie mokosi to dalyko, žinai, bet tarp kitko labai įdomus toks variantas. Bet kokiu atveju yra tokie, pavyzdžiui, pirmosios pagalbos. Ten yra aiškiai instrukcija. Bet visi tokie specifiniai greiti tokie mokymai, jie turi savo algoritmus. Mes su ten dirbam su Raudono kryžiaus organizacija. Taip. Yra instruktažai. Taip, jų treneriai vidiniai, aš net nebejoju, kad jie turi platesnį suvokimą arsenalą, juos tikrai ruošia, kaip dirbti su grupėmis, trainer kursai tikrai turi, ir paskui specializacijos yra. Pavyzdžiui, vienas, kaip žinai, ten dirba tik tai ten su to greita pagalba, ten, nežinau, uždusus paskendus, dar kitas su kažkokiu tai telefonu, kaip atsiliepti, ne? Pagalbos linijos, visur, kur yra pagalbos linijos, to žmonės irgi kažkas ruošia. Jie irgi yra tokie kaip instruktoriai, pavadinkim taip. Aš abejoju, kad jie dirba su pardavimais. Jie tiesiog puikiai turi tą išmanau, vadinkim taip, norėjau dėti kabutės, kabutės, franšizinį algoritmą, ką atlikti. Ten, žinai, A variantas, B variantas ir taip toliau. Tai yra instruktažas, tai yra instruktoriai. Anksčiau tikrai buvo net ir toks terminas. Kad buvo sporto treneris ir buvo instruktorius. Tai jis instruktuoja, ką ko daryti. Jis perduoda elgesio modelį tokį, žinai, visiškai. Toks algoritminis daugiau, bet algoritminis, jo. Aišku, nukreiptas į įgūdį, jeigu taip galim sakyti, jau apsibrėžti, kad mokymo treneris dirba su gebėjimu, su įgūdžiu. Nors man kažkaip norisi vis tiek plačiau žiūrėti, į kompetenciją žiūrėti, nes kompetencija apima ir įgūdį, ir net vertybinius dalykus. Tai reiškia požiūrį, kalbos nėra. Aš kažkaip mokymo trenerių vis tik nežinau, ar tu sutiktum, Andriau, bet aš kažkodėl tai į kompetencijas keliaučiau, kad treneris, tu turi būti ir pavyzdžiu. Tu gali perteikti informaciją, tai tu būsi lektorius, tu gali perteikti instrukciją, būsi instruktorius, tu gali paimti, kaip tu sakei, pravesti kažkokį užsiėmimą, tu būsi seminaro vedantysis, bet ar tu būsi treneris, ką daro treneris tada, ar ne? Ką jis, kaip sakoma, šlifuoja žmogaus gebėjimą, žmogaus kompetencija turbūt, ar ne? Ir mokymasi jo, ir kompetencija kažkurioje srity, kurios srities jis yra, ar ne? Aš kažkaip taip suvokiu, gal tas mokymasis ir kompetencijos kažkurioje srity. Nes aš, pavyzdžiui, schemą tokią piešiu iš mūsų pokalbio, kad mokymų treneris turi turėti kvalifikaciją. Tai yra train the trainer kursas, tai yra programos.
turi tam, reiškia, tam tikros organizacijos, aš net kelias praėjau. Paskutinė mano buvo nepriseniausiai Comox Consulting, Vokietijos mokymų kompanijos, Train the Trainer programa, pagal kurią, reiškia, paruošė mane lyderystės kursui. Tai irgi buvo labai įdomu vėl suprasti mokymąsi, vėl suprasti lyderystę. Tai vėl aš persikvalifikavau, papildžiau gal kvalifikaciją, gal nepasakyčiau persikvalifikavau, bet papildžiau. Tai reiškia, vis tiek kvalifikaciniai dalykai priority eina, reiškia ta kvalifikacija, tas teorinis know-how, ar ne, tada ateina specializacija, į kurią sritį tu keliauji, ar ne, vat mokymų treneris vis tik turi specializaciją, kaip krepšinio treneris, taip jis krepšinyje vadina specializuojasi. Tada ateina praktika, portfolio, ar ne, Andriu, va tą, ką aš girdžiu, ar ne, mūdu šnekam, tos valandos, nes dažnai, vat, kai renkasi kompanijos ar ten treneri, būna nurodyta ten tiek valandų, ne mažiau per metus ten dirbęs tokioj temoj, tai reiškia tos portfolio nori, ta prasme, ar jisai ne tik popieriuką turi, bet ir turi ką pasakyti, ar ne? Ir dar man vienas peršasi, ne tik perpasakoji kitas patirtis, bet kada ir pats autorinius metodus kuri. Koks čia diržas? Nors tas irgi neatsiejama, Andriau, ta prasme. Mes čia kalbam apie tikrai apie juodą diržą, kai tu nustoji, žiūrėk, aš tau pasakysiu taip, man labai lengva kalbėti NLP kategorijom už tai, kad ten labai aiškiai viskas yra sudėliota. Žinai, pirmas žingsnis NLP praktikas, tai instrukcija, kaip naudoti NLP savo. Naudoji savo, turi, planuojas, modeliuojas, dirbi su būsenom, ten lingvistinė struktūra, šiek tiek išmoksti modeliuoti, žinai, kitus žmonės stebėti, prisitaikyti, kelti tikslus, jų pasiekti ir taip toliau. NLP meistras, aukštesnis lygmuo. Reiškia, jau pats pavadinimas, meistras, meistriškumas. Ir apie ką kalba, kad tu jau į meistriškumo lygmenį pakeli tam tikrus modelius, technikas, jau tai, ką mokaisi dar labiau jais platesniam kontekste juos naudoti, sisteminti, apjungti 2 arba 3. Ir viena iš užduočių yra meistro kurse pasirinkti įgūdį, kažką žmogus daro puikiai ir jį aprašyti, lyg tai tau reikėtų išmokyti kitą. Tu apsirašai savo, žinai, papasakoji kitiems ir tame turėtų nuskambėti NLP meistrų lygio, žinai, kalba. Tai jeigu taip, tokia koduotė, vadinkime, tai kaip programuotojai turi savo kalbą, taip NLPeriai turi savo kalbą. Ir trečias lygmuo NLP yra NLP treneris. Tai ten jau lygmuo, kai tu mokaisi tuos pačius NLP instrumentus, metodus atrinkti, parinkti, sudėlioti, vedant, pavyzdžiui, NLP praktikų kursą, kaip idėja. Arba kažkokius verslo mokymus, su komunikacija susijusius, su bendravimu susijusius mokymus, kuriuose irgi dalyvauja NLP metodai ir technikos. Tai, kad tu mokėsi iki šiol praktikę meistrį, tai reiškia, jis susijęs su NLP, su komunikacija, su bendravimu, įtaka tą pačią, žinai. Ir NLP trenerio kurse tu mokaisi taip apsirašyti tos mokymus, taip dirbti su grupe, taip sukurti su kontaktą, surinkti jų lūkesčius, žinai, pakreipti dėmesį, aktyvinti, slopinti, dirbti su pasipriešinimu auditorijoje, visi tokie momentai. Taip. Ketvirtas lygmuo NLP lauke yra master trainer. Tai reiškia žmogus, kuris gali ruošti NLP trenerius. Tai jis jau ta kvalifikacija, tokia kvalifikacija turintis žmogus, jau jisai gali rengti, ruošti kitus NLP trenerius. Paprastai kai išlaikai NLP trenerio egzaminą, paprastai būna prierašas, NLP trainer, kitas prierašas business trainer. Nes ten labai daug tokių pardaviminių, klientų aptarnavimo ir derybų situacijų yra tikrai toks rinkinys, pavadinkim šitaip, toks praktiko meistro procesas. Tai jeigu NLP treneris jau yra žmogus, tai darom prielaidą, greičiausiai visose NLP asociacijose yra tas pats momentas, kad jeigu jis yra NLP treneris, tai greičiausiai bus ir business treneris. Tai nereiškia, kad jisai bus labai konkretos metodikos treneris. Tai reiškia, kad jisai NLP instrumentus gali perkelti į verslo kontekstą ir pasižiūrėti, kaip tie jau žinomi NLP instrumentai gali padėti išspręsti vienokį arba kitokį klausimą. Taip sumodeliuoti tokį dizainą, padaryti mokymų vienos ar 2 ar 3 dienų, kad išlavinti reikalingus įgūdžius, kad žmonės pasiektų norimus rezultatus. Ir visą idėją. Prašau, tai čia jau turbūt
ir kvalifikacijos, ir apjungiant portfolio mokymų trenerio, tas vadinamas kokybinis vertinimas, kada tu visų pirma savo mokaisi, supranti, kas yra mokymasis, jo architektūra savo, identifikuoji save, tada tu gebi jau kitą, tai yra duetu, in pair, poroje, vesti gal netinkamas žodis, bet kurti patirtį kitam, tada įjungi kitus, didini, tai yra grupė, ir tada jau lipi ant aukštesnio laiptelio, kada gebi su tais dirbti, kurie jau dirba su grupe. Tai reiškia, va, tas, tokie 3, kaip tu išskyri 4, tai tokius 3 ar 4 čia diskusijai, kaip sakoma, bet va, taip grubiai mastau, kad pats nuo savęs pradedi, tada į žmogų eini į grupę ir į grupę tų, kurie dirba su grupėmis. O čia jau tada mokymų treneriui lenkiu kepurę, nes jis turbūt jau vertas to meistro, ar ne, pripažinimo ir tos kokybinės kartelės. Čia toks, jau mes kalbam apie jo diržų damus. Va. Nu tai čia, bet reikėtų pagalvoti, ar ne, vat, kokį tą kelią galima nuvesti, nes, nu, tų, kaip čia rašo gražiai Vilma su mumis pokalbėje, kad tikrai truputį pasimoko, praeina kursus ir jau tampa visi treneriais, coacheriais, lektoriais ir taip toliau, nors toli gražu, dar taip nėra. Tai mes būtent apie tai ir kalbam. Keliam šitą klausimą į tokį kokybinį lygmenį ir diskutuojam. Andriau, grįžtų dar prie to, nu, kaip norisi klausti, gal jau ir atsakėm abudu diskutuodami, kas yra tas geras mokymų treneris, o kas nėra, arba nu, kada vadinti save tuo geru, ar ne, kai tu gebi pats mokytis, ar jau gebi kitus mokytis, ar kitų proveržį matai, ar nu, ant to laiptelio, kad tu jau tuos trenerius matai proveržį kitų rankomis darai, nu kur čia tas vat, geras savoka? Padarom šitaip, čia kaip psichoterapijai, sako, pasiūlykit man stiprų psichoterapeutą, aš sakau, padarau tiek įsitraukimų. Tai aš stiprus ar nestiprus? Nežinau. Nu, arba ten bėgioju kiekvieną dieną, tai čia stiprus ar nestiprus, kaip čia pamatu. Aš tik žinai, vieną tokį papildymą, kad tai, ką aš išvardinau, vien kursų baigimas yra viena. Pasaulyje yra laiko terminai. Tai kaip pavyzdys, praktiko kursas, tada meistro kursas, jeigu apie NLP kalbant, praktiko iki meistro ten turėtų būti 2-3 metai pertrauka, ne ilgiau, tada vėl kartok praktiko kursą, vis klausimas, ar tavo kvalifikacija yra pakankama, žinai. Paskui į trenerio kursą ateini, tada tu gauni tą sertifikatą, kad tu pripažįstamas kaip treneris, bet visam pasaulyje bent tokia rekomendacija yra, kad tu dirbtum asistentų pas trenerį, kuris yra treneris, NLP treneris, tai kalbam apie NLP kontekstą. Taip, pavyzdžiui, konkrečiai. Žmogus pabaigė NLP trenerio kursą, jis sako, aš renku NLP grupę, NLP praktiko kursą. Faina, nuostabu, 2-3 kursus pabūk asistentų. Taip. Dėl ko? Matysi, kaip ruošiama programa, matysi, kaip dirbama su klientais, su dalyviais mokymų būtent šitam lauke. Taip, kad tu pabūtų, tokia rekomendacija yra, žinai. Nu, kiek laikosi žmonės pasaulyje tas klausimas. O šitas master trainer, master trainer turi atskiri reikalavimai. Turi tam tikrą grupę, tam tikros supervizijos yra, nu, ne bet kas tai praeina. Tai mes gintarai kalbam su tavim apie tokias vietas, dabar aš kalbu apie tokias vietas, kur yra gradacija. Aiškiai, konkreti gradacija ir tam tikros asociacijos, tai labai aiškiai. Jeigu NLP trenerio pakilti nėra sudėtinga, tikrai. O jau jeigu nori aukščiau, jeigu ambicija tokia yra, tai jau yra ką veikti. Čia kaip ir bet kuriuose coachingo mokymuose, juos pabaigė, gauni coachingo kažkokio tai lygio specialisto akreditaciją, sertifikatą, pavadinkim šitaip, bet kad tu taptum asociacijos, pavyzdžiui, ICF, pasaulinė coacherių federacija, tarptautinė coachingo federacija, kad taptum jos nariu, užtenka išklausyti tą kursą, bet kad tu gautum akreditaciją, ten yra visai reikalavimai. Valandų skaičius, mentorystė, taip toliau. Tai va tas, kuris baigė kursą ir tas, kuris turi akreditaciją, 2 skirtingi lygiai coachingų. Nu, gali būti, kad tas, kuris baigė, tiesiog daug valandų surinko, bet nesikreditavo, aš netikrai variantą. Nu taip, mes turim, sakau, čia kaip žmogus, taip atvejais, vadinkim taip. Bet jeigu žiūrėti, kuris yra geras, tai mano matymas labai paprastas. Mes su juo galėtume pakalbėti apie mokymosi stilius.
apie mokymo ir mokymosi. Kokį modelį naudoja? Ar tai yra kolbo modelis? Kaip dirba? Man patinkantis 4MAT modelis. Aš žinau, kad tu turi savo mėgstamą tokį modelį, žinai, kuris tau patinka. Tu ten turi vokiečių išmokė, žinai. Turim tų modelių ne vieną. Andriau, bet grįžtant prie to, net ir paslauga šiandien yra, nu žiūrėk, galėtų būti, rašausi, International Trainers Association, reiškia, tarptautinė trenerių asociacija, gal tokia ir yra, nu, abejoju, negirdėjau iki šiol, gal mano žinios. Paprastai tai jos būna kelios, būna arba prie kokio nors NLP centro. Nu, Greičiausiai, nu, va toks. Aš esu kelių tokių organizacijų narys, akreditacijas turiu ir viena iš jų ICTA yra International Coaches and Trainers Association. Žinai. ICTA reiškia, ar ne? Ir ten yra momentas, koks mes ten ir kaip coachingo specialistai, ir kaip treneriai, ir kaip NLP treneriai esam. Bet čia gal ir gerai, čia nereikia kažkokio bendrinio vest vardiklio, turbūt, kad yra pagal specializacijas, net ir pavyzdžiui, mūdu kaip specializuojamės, kad klientai mus identifikuotų. Juk yra net tokių paslaugos teikėjų Lietuvoje, tarpininkauja, parenkant įmonį mokymų trenerį. Žmonės. Tarsi pačios įmonės, nu, gal taupo laiką, gal tokiu būdu bando sutraukti trenerio know-how kompetencijas, kad greičiau prie problemos atvesti, nors mano galva vis tiek, aišku, reikia kalbėtis. Nu, gal čia sumažina, kaip sakoma, iš 10 žmonių lengviau atsirenka 3 ir su tais 3 prasideda pokalbis. Tai tebūnie, net ir tokios paslaugos yra, bet grįžtam prie kokybės, kažkodėl čia norisi tą kokybę apie ją kalbėti. Specializacija, Andriau, pozicionuojamės psichologinių mokymų treneris, Andrius Jarašiūnas, psichologinių mokymų treneris, tai reiškia specializacija psichologinių, čia įeina ir tavo coachingas, ir tavo NLP, tavo psichoterapija, ir dar įeina, reiškia, tavo kvalifikacijos, kurios turbūt po to žodžiu psichologinių mokymų treneris ir pozicionuojasi, ta puokštė išsiskleidžia, ar aš teisingai sakau? Tai čia, žinai, Gintarai, ir marketingo dalis yra, ir puikiai suprantam. Nu, kad žmonės suprastų apie ką, ar ne? Bet jeigu jau ateisit mokytis pas mane, arba jeigu aš jau vedu mokymus, tai juose psichologijai bus daug dėmesio skirta. Tikrai. Taip. Tai va, tai tas žodžiu. Aš tą žinau, aš tą patvirtinu. Duetuose, kai dirbam, tai psichologinė dalis, nu, aš keliu rankas, tai nėra mano, aš daugiau tas toks vadybos sisteminio požiūrio, tokių sujungimų vadybinių grandžių, o kas liečia jau psichologinę dalį, Andrius, viskas atiduodu, nes žinau, kad geriau nepadarys, kolega tą geriausiai išmano. Iš mūsų dviejų geriau aš ten, o Tai aš Andriau save pozicionuoju storytellingo srityje. Tarp kitko, irgi iš karto aiškus momentas. Sritis, tarp kitko, storytellingo net ir kaip po tokio, nu, nežinau, etalono arba tos gradacijos, nu, nėra. Aš apie tai galvoju, mes, kai atsimeni, pradėjom kalbėti, gal reikėtų padaryti storytellingo praktiko kursą, storytellingo, reiškia... O, kažkam pakybo, arba tau, arba man. Taip. Nu, tai tarkim, kad pakybo Gintaras. Gintarai, ar tu pakybai, ar aš pakybau? Aš nežinau, turbūt, jo, kažkur tu čia taip irgi šneku. Tai storytellingas, specializacija čia, bet vėlgi mokymų treneris, bet toj srity. Tai irgi etalonų ieškom. Tai gal čia nereikia vesti to bendro mokymų trenerio etalono kokybinio, bet eiti tas specializacijas, kur yra ir asociacijų, kur yra ir vienokių ar kitokių jau pripažintų sertifikacijų, programų, tų pačių Train the Trainer ar ne, skirtingų kompanijų ar skirtingų organizacijų programos. Tai gal čia ir nereikia ieškoti kažko, o tiesiog kelt kvalifikaciją, gilinti savo know-how, auginti savo portfolio su šviesėjančia galva, ar ne, kad išmintis nepralenktų arba nepasiliktų, ir turbūt kurti autorinius metodus. Tai bus, klientas pats atsirinks jau tada, į kokią sritį gali mokymo treneris padėti. Žinok, pritarčiau, kad kelias toks, kurį tu sakai, visiškai yra priimtinas, ypač jeigu žmogus pats mokosi. Aš tai sakyčiau labai paprastai, jeigu tu mokai kitą, aš savo keliu tokią užduotį. Jeigu aš mokau kažkokį kitą žmogų arba kalbu kažkokią tai temą, aš čia pats turiu išmanyti. Aš savo keliu tokį reikalavimą, kad aš negaliu kalbėti apie tai, ko aš nesuprantu. Taip. Tikrai. Taip.
Tai reiškia, perpasakoti tai, ką aš girdėjau, aš savo jau neleidžiu. Buvo Jau laikas, neleidžiu. tikrai, kai buvo tokia pati pradžia, žinai, kur buvo galima ten paskaičiuoti knygas, pabandžiau gavosi ir visą kitą, gavai klausimai, kurie neturi atsakymo, tai dėl to, kad liežuvis toksai lankstesnis, žinai, nes be kaulo, tai įsivartai. Yra tai buvę mano gyvenime ir tai nėra. Tai nėra ok. Tai man atrodo, kad ekspertizė yra tada, kai žmogus, žinai, mokosi, gilinasi, klausia, eksperimentuoja, bando, turi kažkokią tai patirtį ir, va, žiūrėk, jam iš karto lengviau. Jis tikrai įsivaizduoja, kokiam žmogus užduodamas klausimą, kokiam jisai ten etape proceso dalyje, kokioje abejonė ar dar kažkas. Kai man Andriau, kartą... pabaig mintį, aš vat, kaip tik... Apie sportininkus, kultūristus man pasakojo vienas bičiulis, treneris, tai sako, žinai, va tas žmogus, kuris ruošiasi varžybom, aš žinodamas, kada jisai pradėjo ruoštis, galiu pasakyti, kokie jo viduje procesai vyksta, kokios mintis ir taip toliau. Štai, kad sako, aš pats tą praėjęs ten keletą kartų. Ir man toks labai geras buvo pavyzdys, žinai, toks, pasakymas. Dabar tu biški buvai pakibęs, gal čia gal dėl to, kad aš Klaipėdoj čia vėjuota. Taip, vasarėjai, nuneša ryšį. Vilniuje lyjo šiandien visą naktį ir dieną, tai o čia Klaipėdoj dar lietaus nebuvo, tai dabar vakare vėjas kyla, tai turbūt ta jūra jau čia ir mums interneto ryšį siūbuoja. Tai Andriau, grįžtu, labai gražiai susidėjo akordai. Kiekvienas save gerbiantis mokymų treneris neleidžia būti savo patirties perpasakotojų. Kitų patirties perpasakotojų. Tai jeigu tu tai darai, tai vadinasi, tu esi tik mokymų vedėjas arba vedantysis, arba dirbantis su mokymų vedimu, ar ne? Turbūt, kad... Žinai, mes sutarkim, kad mes čia dviese taip susitarėm, bet man taip yra, aš taip galvočiau, kad toks variantas. Ne todėl, kad dviese, bet kaip tik diskutuojam, kad būtų kritinis mąstymas atidarytas, kaip sakoma, kad galvotumėm apie tai, kada aš galiu save pavadinti mokymų treneriu. Trainer programos neužtenka, mano galva. Mano galva reikia vis tiek praktikos, reikia portfolio, kad tu suprastum ir pats praeitum, o po to galėtum kitą vesti per tą mokymosi patirtį. Nes mokymų treneriai mes kuriam mokymosi patirtis, per kurias esam patys praėję tą kulgrindą plius minus suradę ir sakom, jeigu čia žengsi koją, gali tikėtis tokio rezultato. Jeigu čia žengsi koją, gali pavirsti kažkuo, ar ne, pagal ten liaudės išmintį. Jeigu čia žengsi koją, tikėtina, kad čia bus lengvesnis kelias. Tai mes tarsi tie vedliai, kurie parodom kelius, bet nesakom, kad eik būtent šituo, o žiūrėk, dar net savo surask kulgrindą. Aš čia linko suku. Gerai. Tinka žodžiu, ar ne? Žinai, vis tiek mes, kaip nei mes kokią ministeriją esam, kad galim kažką tai sulygiuoti, sumatuoti, kokį mato vieną. Solidžiai suskambėjo. Aš manau, kad mes, žinai, savo galim atskaitos tašką asmeninį turėti. Taip, Andriu, man tai svarbu. Aš matau, kad aš žinau, kad tau svarbu, net ir mūsų šitoj tinklalaidį, mūsų pokalbiai, va tie mokymosi pokalbiai, mes diskutuojam dėl to, kad mums tai svarbu. Ir jeigu mums tai svarbu, tikėtina, kad mes apie tai galim kalbėti su kitais. Jeigu kažkam svarbu irgi tai, prisijungs prie mūsų. Jeigu nesvarbu, tai linkėsim ieškoti savo jo kelio arba eiti savo keliu, kaip sakoma. Nebūtinagi visiems tapti mokymų treneriais. Vieni sako, čia gal gimstama, kiti sako išmokstama, kuri ta žinia ar ne geroji. Turbūt išmokstama, vat ką kalbam, tik išmokstama. Tik vienareikšmiškai, taip. Ten galbūt yra vienas labiau gabesnis, kitas gal ten daugiau pastangų reikia įdėti, žinai, kad perimtų, bet jeigu tu gali kitam žmogui paaiškinti kažką, tai tau pavyksta, tai pedagoginė gyslelė turi. Tai dabar tik klausimas, ar norėtum, žinai, turėti tai įvaldyti, tai išugdyti tai kaip profesijos lygio. Nes tai nėra kaip profesijos lygį, būtent, ne, tai yra, taip. Tai kaip profesijos lygį, va čia tas kokybinis momentas, kaip tu sakai, marketinginiai dalykai, gali iš to gyventi, tai reiškia turėti ir verslą susijusi su tuo, gebėti
reiškia, dirbant, užsidirbti, ar ne, kaip pavyzdys, tuo, ką darai, arba gyventi iš mokymosi, vedimo to trenerystės kelio. Tai čia visi požiūriai, visi keliai turbūt veda į vieną misiją - padėti žmonėms mokytis tam tikrų kompetencijų arba tam tikrų gebėjimų, jau čia kaip pažiūrėsi. Andriau, ačiū, man labai patiko šitas pasišnekėjimas, toks jis iš pradžių atrodė, kaip mes čia kalbėsim, apie ką čia kalbėsim, tas mokymų trenerio kelias toks, kur čia tie kokybiniai mygtukai, kur čia tie kokybiniai parametrai, bet tu pažiūrėk, kiek požiūrių, kiek galima pasižiūrėti iš skirtingų kampų ir tą mokymų trenerio kelią sudėti. Ir prašau, 11 metų, 12 metų, linkiu dvigubinti šitą laiką, tiek savo, tiek tau. Ir kad tik noro būtų. Aš manyčiau, kad noras ir yra varomoji jėga. Varomoji jėga. Tai, mėly bičiuliai, gera šiandien su jumis vaikščioti po mokymų trenerystės temą ir kalbėti apie mokymų trenerio kelią. Štai kiek gražių įžvalgų, kol Andrius galvoja apie palinkėjimą. Aš tuo pačiu leisiu anonsuoti mūsų tinklalaidės Learning Hour ir kitas temas, kurias jūs galite rasti Mokymo akademijos YouTube platformoje, suvedę žodį Learning Hour ir sutikti mus ir kitose temose. Mes esame tam, kaip minėjau, kad skleistume įkvėpimą mokytis, kuriame intelektualų turinį, kuris mus pačius įtraukia, mus pačius veža, mus pačius motyvuoja, o jeigu tai paliks pėdsaką ir jūsų gyvenimo pokyčiuose, mes būsim be galo laimingi prie vienokių ar kitokių jūsų augimo kelionių prisidėję. Tai tuo, kuo gyvenam, tuo dalinamės. Tai Andriau, grįžtu pas tave. Mokymo trenerio kelias. Ką norėtus pasakyti, ko norėtus palinkėti galbūt, ar jau viskas išsakyta? Žinau, aš taip sakyčiau. Aš turiu savo misiją asmeninę ir man labai jinai patinka. Ir aš kiekvienam linkiu turėti savo veikloje, savo profesijoje arba savo gyvenime misiją. Ir jeigu taip atsitiks, kad mūsų žiūrės mūsų kolegos treneriai, tai linkiu, kad jeigu turi misiją, tai okei, aišku, jeigu neturi, tai linkiu atsakyti tokį klausimą kiekvienam žmogui, žinai, koks mano indėlis kitiems, kitiems žmonėms. Tai mano indėlis, mano profesijos, mano tos veiklos indėlis kitiems. Tai yra mano misija. Ir tai, kai aš savo tai apsibrėžiu, bent jau man taip atrodo, tai arba tai labiau įgalina, aš suprantu vardan ko, mano didysis, kodėl tokia yra tema pas mane. Taip. O jeigu reikia pagalbos, bičiuliai, jeigu reikia pagalbos atrasti į šį klausimą, nebūtinai siekiant mokymų trenerio kelio, bet ir apskritai, būnant savo profesijos atstovų, nepriklausomai nuo srities, kurioje dirbate, ar būtų pardavimai, ar klientų aptarnavimas, ar nekilnojamas turtas, ar teisė, ar tas laukas skirtingas, Andrius Jarašiūnas padeda paieškoti tos prasmės ir to atsakymo, kasgi tie mūsų prasmės klausimai, kodėl ir kur tas mano didysis kodėl, kuris mane veda, ar ne? Tai šiandien dėmesys į mano bičiulį. Tai buvo reklama. Maža istorija. Žiūrėk, mano palinkėjimas užduokim tokia, atsakyti savo klausimą, žinai, koks mano indėlis žmonė? Mano veiklos indėlis žmonėms, kitiems žmonėms. Taip. Ne akmenim, ne medžiam. Ir tam galima, bet labiausiai žmonėm. Va. Ačiū, Andriau. Nuostabus žodžiai. Nieko nesinori pridėti, nieko nesinori atimti. Norisi sakyti, įkvepiančiai skamba ir dėkoju tau už pasivaikščiojimą šiandien mokymų trenerio kelyje ir diskutuojant apie šią temą, o bičiuliai su jumis atsilabiname trumpam, turbūt tik tai porai savaičių ir sugrįšime po poros savaičių vėl turbūt į kažkokią įdomią temą, nes mes su Andrium diskutuojam, ar mokymosi lyderystės temą pagvildenti giliau, ar kas yra, nėra istorijos, tą storytellingo, vėlgi link specializacijų, kas mus įkvepia, kas mus pačius domina. Tai po 2 savaičių mes ir vėl susitiksime vakare, pirmadienį, ir leisimės į naują mokymosi pokalbį. Tad šiandien sakom iki pasimatymo ir iki susitikimo kitose mokymosi pokalbių kelionėse. Viso visiems. Ačiū, kad buvot su mumis. Iki kitų susitikimų. Iki.